Reikia išspręsti logaritminę nelygybę. Spręsdami logaritminę nelygybę, pirmiausiai nustatome jos apibrėžimo sritį. Kokiagi čia dabar ta mūsų apibrėžimo sritis? Po logaritmų esantis reiškinys privalo būti teigiamas. Tai rašau 0,28 plus 2x privalo būti didesnis už 0. 2x daugiau už minus 0,28 ir x daugiau už minus 0,14. Minusiuką čia paryškinu, kad geriau matytųsi. Viskas. Antra dalis. Dabar jau sprendžiu pačią nelygybę. Kadangi abiejose pusėse yra logaritmai, mes galime antilogaritmuoti, kitaip tariant, tos logaritmus numesti. Tai ką aš čia gausiu? Gausiu 0,28 plus 2x daugiau už 1,4. Gerai padariau? Oi, turėjai pastebėti. Pavojinga vieta. Juk mūsų pagrindas yra 0,7. 0,7 yra mažiau už 1. Todėl mūsų nelygybė ženklas keisis. Vietoj daugiau taps mažiau. Tai ištrinu greičiau, kol niekas nepamatė. Rašau didelį ženklą mažiau. Dabar gerai. Na tai ką, toliau 2x mažiau iš 1,4 atimsiu 0,28. 2x mažiau už 1,12 padalinu iš 2 ir x mažiau už 0,56. Nepamirštam, kad mes turim vieną nelygybę ir kitą. Tai nusibrėžiam skaičių tiesę ir pažymime. Daugiau už minus 0,14 brūkšniuoju į šitą pusiukę ir dabar mažiau už 0,56 brūkšniuoju į šitą pusiukę. Abu skrituliukai mūsų tuščiaviduriai, reiškia skliausteliai bus paprasti. Taigi, mano sprendinių intervalas yra štai čia, nuo minus 0,14 iki 0,56. Randu teisingą atsakymą.